Sveiki, draugai, aš Taifūn. Draugai, visiems jums siunčiu didžiausius linkėjimus, pagarbą ir meilę šios naujos dienos proga. Šiandien nusprendžiau pradėti vaizdo įrašą su savo liūtuke. Mano gražuolė, ačiū Dievui, ji labai gražiai atsigavo, draugai. Kaip žinote, mūsų mergaitė buvo užsikrėtusi mirtinu virusu. Ji buvo labai nusilpusi, broli. Buvo likusi tik oda ir kaulai. Bet jos tėvas, žinai, į ją taip žiūri, lyg ji būtų jo akies obolys. Mašala, mano mergaitė dabar atsigavo, matai? Jos krūtinė, figūra, kaukolė, viskas pradėjo formuotis. Inšala bus dar geriau. Dabar jos energija, visa kita, viskas labai gerai. Tebūnie Dievas ją saugo nuo nužiūrėjimo. Bet to, broli, ji labai protinga mergaitė. Ji visai neišdykusi, nuolat žiūri man į akis, seka mane, stebi mane. Labai pagarbi, neturi išlepimo bruožų. Jie nelipa ant žmonių, tokių judesių neturi. Ji labai tinkama dresūrai. Galbūt aš ją pasirūpinsiu ir išmokysiu, žinote. Turiu tokią mintį, atsiprašau. Keletą dienų negalėjau įkelti vaizdo įrašų, draugai, buvau šiek tiek užsiėmęs. Oras taip pat buvo labai karštas, todėl. Nuolat sakome, kad įsivažiuosime į ritmą, bet vis nepavyksta. Dar kartą atsiprašau jūsų visų. Galiausiai šiandien pasisekė ir pradėjau filmuoti vaizdo įrašą. Dabar vėl prasideda rytinė rutina. Netrukus išvesiu vaikus. Šiandien mūsų tema yra Taisonas ir Daja. Kaip žinote, paskutinį kartą įsigijome 2 puikius šunis – Turkijos čempionus. Taisonas, Baba ir Daja tikrai labai puikūs šunys pagal savo charakterį. Bet mūsų keturi Daja šiek tiek užsispyrusi. Kaip žinote, iš pradžių ji mane puldinėjo. Dabar jau šiek tiek labiau pripratinau ją prie savęs, bet vis dar esame atsargus vienas su kitu. Aš ją iš karto nepasitikiu ir ji manimi taip pat nepasitikė. Aš jos dar nė karto neleidau tarp kitų šunų. Šiandien su Daja rizikuosime. Leisime ją tarp kitų šunų, bet jos šeimininkas mane perspėjo būti labai atsargiam. Bijome, kad ji gali susimušti su kitais šunimis, bet pabandysime, brolau. Pažiūrėsime, ar galėsime ją pripratinti. Kane Korso gaują nuolat stebime lauke, o dabar noriu pamatyti ir rotveilerius. Turiu jūsų vieną prašymą. Nenuvilkite manęs ir palaikykite, prašau. Būčiau labai dėkingas, jei pamėgtumėte šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruotumėte ir parašytumėte komentarą. Jūsų patiktukai ir komentarai man labai svarbus. Nenuvilkite manęs, nepatingėkite, palaikykite mane, draugai. Mano mergaitė. Tave irgi vadinu Anka, bet man Anka nepatiko. Mes pakeisime Anką. Pažiūrėk į ją, Dieve mano, kokia graži mano mergaitė. Tebūnie Dievas ją saugo nuo piktų akių ir blogos akies. Bet dabar mes kažką darysime, broli. Fox, kur tu nuėjai, Fox? Fox, kur esi, mano mergaitė? Uždarykime Fox. Fox, ateik. Fox, ateik, hop, hop, hop. Kur mano mažoji mergaitė? Fox, kaip žinote, neseniai paėmė už gatvės. Labai protinga, labai graži mergaitė, bet per daug lipšni. Ei, mano Fox, dabar ką tik uždariau Asiją ir Lucky ten. Aš uždarysiu visus mažus šunis, broli. Dabar negaliu tiksliai pasakyti, ar Daja puls ar ne. Todėl, nors dideliems šunims nieko nenutiks, turime apsaugoti mažus šunis. Rokis, atsargiai Rokis. Įdėkime į Rokį čia. Čia mažųjų stovykla, jūs visi čia susirinkite ir pasilikite, gerai? Neklaužados. Pažiūrėkite tik į jų grožį, mielumą. Kas nutiko, Roki? Roki, kas nutiko, Roki? Vėl iš karto uždariau Rokį, jis supyko. Kas nutiko, Roki? Neklaužados, jūs čia palaukite. Siusli. Mergaitė, ar galiu ir tave pasodinti šalia jų? Gal dabar Daža ateis ir tave užpuls, aš čia nepasitikiu. Ateik čia, Siusli, Siusli. Siusli, Siusli. Tegul ir ponia Siusli pasivaikšto. Gerai. Tegul sode stovi patys mieliausi, patys žaviausi šunys, broli. Mergite, ateik ir tave paimsiu. Kai ateina svetimas šuo, tu pradedi garsiai loti. Puoli, nežiūrėdamas į dydį. Tu irgi eik prie jų. Sustok. Mergytė, palauk minutėlę, patrauk koją nuo ten, sustok. Gerai. Kiek šunų jau yra šiame narve? 3, 4, 5, 6. Mašalach. Nuo šiol jūs būsite čia, gerai. Palaukite, kol tų šunų treniruotė baigsis. Dabar, broli, mums nereikia rizikuoti nė vienu mažyliu. Rotveileriai yra labai stiprus. Žiūrėk, bet čia yra stipriausias iš visų. Ei, Karo! Karo, ateik, Karo. Karo, ką jis daro, Karo? Drosi, mano dukra. Palauk, Zeina, atsargiai. Ne, Zeina. Žiūrėk, Zeina irgi labai pavydi.
Jis iškart pamatė, kad man patinka karo ir iškart pradėjo ant jo urgzti, matai? Jie abu tokie panašus vienas į kitą. Zeina, kur mano gražuolė? Kur mano meilė? Dabar Karolin, labai miela mergaitė. Bet ji pradėjo atsiverti. Paprastai aš niekada nemačiau, kad ji būtų agresyvi, bet dabar ji pradėjo pyktis su šunimis, draugai. Po truputį jie auga, mano mergaitė atsiveria. Zeina, ką tu darai, gražuolė? Na, eikime pažiūrėkime. Aha, žiūrėkite, draugai, nusipirkome ir naują motociklą, leiskite jums parodyti. Labai gražus motociklas. Skuteris. Leiskite man padėti šalmą čia ir važiuokime bandomąjį ratą. Mūsų motociklo spalva, broli, tikrai nuostabi. Pažiūrėkite, prašau. Labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Man asmeniškai dizainas labai patiko. Krepšelis, papuošimai, detalės man tikrai patiko. Štai čia dar yra tokia antena. Jo atsidarai. Važiuokime taip ramiai, pažiūrėkime. Seneli, ar ir tu mane pultum, seneli? Blogiausia tai, kad dabar jau pripratau prie motociklo su pavaromis. Nuolat spaudžiu sankabą, todėl ir čia mintyse vis galvoju apie sankabą, nuolat ją spaudžiu. Na, ateikite, einam, mergytė, einam pasivaikščioti. Ateik. Ne, Nataša, neliesk karvelių. Neklaužydas. Dabar tai važiuoti lengva, broli. Netgi šunis pripratinsiu. Vieną šunį taip pasodinsiu čia viduryje, dabar su mano kitais motociklais taip neišeina. Čia nėra mažo šuns, kurį galėtume pasodinti. Karolin, ateik. Karolin, ateik, pavežiosiu tave. Karolin, ateik. Bandėme Rokį ir Mokį, bet Rokis iššoka. Po to bandžiau Foksą, irgi nepavyko. Zeina, ateik, mergaitė. Zeina, ateik čia. Ateik, pavežiosiu tave, ateik. Jie čia netilps. Jei pripratinsime tokius šunis, pasodinsime per vidurį ir pavežiosime, broli. Ateik, pažiūrėsiu. Taisonai. Ką tu darai, gražuoli mano sūnau? Kadangi dabar kiemas didelis, važinėsiu po kiemą su motociklu ir taip pristatysiu vaizdo įrašą šus, broli. Ateik, palauk, patraukime šitą motociklą čia. Taisonai, ateik, pavežiosiu tave, ateik. Paleiskime ir Taisoną, brolau. Palauk, pažiūrėkime, Teisonai. Bėk, sūnau, bėk. Argentinos tikrasis sūnus, bėk, pažiūrėkime. Mano liūtė. Palauk, ateik, pastatykime motociklą čia. Ei, dėdė. Dėdė, niekšas man įkando į koją. Dėdė, elkis ramiai. Neik nustus, dėdė. Nekiršink manęs, tikrai mano koja pradėjo skaudėti, brolau. Dabar tegu ateina Taisonas tėtis. Ateikite, laukia yra patinas šuo Taisonas, dėdė. Yra Karabašas. Pirmiausia, prieš paleisdami kitą Taisoną ir dėją, turime uždaryti Faizalą. Čia yra Aresas tėtis. Palauk, uždarysiu Faizalą ir paleisiu Aresą. Pirmiausia, paimkime Faizalą. Beje, draugai, patyrėme labai didelę nesėkmę. Mūsų vištos ten. Nežinau, ar tai buvo žebenkštis, ar kiaunė, bet kažkas įlindo ir viena mūsų žąsis dingo. 3 mūsų vištos dingo, 1 gaidys dingo, visi buvo pasmaukti. Labai supykau. Ir mes nebedarasi sprendimo. Sakote, kad šunys ten neįeis, bet jie įeina. Aš nieko nesupratau iš šito reikalo. Dabar palikau viduje sargą, Asija yra viduje, juos irgi jums parodysiu, kas čia atsitiko, kodėl jie taip išprotėjo. Kas atsitiko, sūnau? Seneli, dink. Pirmin. Neselkit išlepusiai, pažiūrėsim. Faisal baba, ar tu atėjai tiesiai pats, nesukeldamas man rūpesčių, sūnau? Palauk, atidarysiu tau duris. Sūnau, Toni ir Cindy neturi pabėgti. Kaip mes tai padarysime, gražuolį? Palauk, Toni, ne. Jie pabėgs, Faisalai, jei bandysime tave įkišti. Eik. Gerai, eik vidun. Eik, sūnau. Tu eik, palauk, Zeina, būk protinga. Zeina irgi puola Cindy, beprotė. Palauk, brolau. Zeina, būk protinga, nesimuškite. Zeina labai arši. Dedė irgi iššoko į baseiną, blemba. Dede baseinė, Nataša irgi iššoko. Sūnau, ko jūs ieškote baseinė, a? Dar baseinė dar mušėsi, Resulai. Renies, dede. Dede mane nustebino. Nataša, ar tu irgi plauki?
Ką? Palauk, pažiūrėk į dėdę dabar, pažiūrėk. Dėdė, šok. Šok, senelė. Kaip jie žaidžia, dieve mano. Matai, kaip Nataša mėgsta baseiną. Nepavyko, štai vėl šoko. Ei, dėdė, ar plauki sūnau? Kartais mane supykdai, bet šios tavo jokingos išdaigos viską atperka, štai matyk. Na, tebūnie Tonis ir Sindė lieka laukia, ką dabar daryti? Faisalai, tėveli, uždarau tavo duris, tu čia pasilik, gerai? Tu neišeik, Paša. Senelį, plauki, senelį, ar ir karo įmesti pas jūs? Tegul ir karo ateina. Tegu plaukia su jumis, senelį. Kaip jie laimingi tie išdykėliai. Zeina, ateik, nesivelk su juo. Zeina užsipuolė Tonį. Eikime, einam. Nataša, aš einu. Gerai. Nataša, aš einu. Nataša atvėso, broli. Baseinas taip pat nuskendo, bet nieko nepadarysi, štai vėl daro savo reikalus. Daugiau ten vandens nepilsiu. Tegul tas vanduo gerai susigeria. Dar kartą sutvarkysime, dar kartą ištiesime jo palapinę. Po to stengsimės, kiek galėdami viską sutvarkyti, kiek tik pavyks surinkti. Dėdė, ateik, Nataša, ateik. Dabar, broli, laukia vienintelis šuo, kurio ypač bijau, yra Zeina. Tikiuosi, Daja su ją nesusipeš, bandysime pripratinti. Asija, ką tu darai? Anatolijos tikroji dukra Asija. Oi, mano, pati gražiausia mergytė. Azija, broli, jau 2 dienas čia. Šios vietos tvarka, apsauga, nuo šiol už tai atsakinga ji. Dabar atsargiai prieikime prie jų. Kiek žinau, kiaunė, žebenkštis, jie paima vištą, gaidį, balandį, bet žasim žalos nepadaro, kiek žinau. Žasis irgi dingo, broli. Karolinai, kodėl mane stumdai? Aš nieko nesupratau iš to reikalo. Žasų net neatpažino. Net žasiai pakenkė. Ateik, palauk, pažiūrėkime. Paprastai šiame sode nėra jokio garso. Dabar, kai aš čia kalbu, visi jie sujunda, žinai. Ateik. Palauk, Gondžiuk baba, ką darai? Mano gražuolis sūnau. Ar mano Asija irgi atėjo? Mano Asija? Ei, mano Asija yra šios vietos apsaugininkė, mano dukra. Mano Asija yra šios vietos apsaugininkė. Ateik. Gondžiuk baba, bičiuli, neliko nei vištų, nei žasų, nei balandžių. Viską, ką turėjom, bičiuli. Ar tai kiaunė, ar žebenkštis, nežinau, koks tai gyvūnas. Na, jis paėmė ir nusinešė, draugai. Jis visus gyvūnus uždusino ir paliko. Aha. Kitas liūtas irgi atėjo. Klausyk, dėdė, kai ateina žebenkštis ar kiaunė, galėtum ir tu peršokti čia ir jį uždusinti. Ką? Tu tik tada ateini, kai aš čia sūnau. Tai kai mes šią problemą išspręsime, štai brolau Asija čia. Šalia norėjau pastatyti Mazlumą, bet Mazlumu irgi nelabai galėjau pasitikėti, netgi Asija anksčiau čia buvo prisidirbusi. Ar nebuvo užpuolusi anties ar kažką tokio, tai prisimenu. Jau 2 dienas bandau, niekam žalos nepadarė. Dabar kartais palieku ūkį ir einu kur nors kitur, todėl negaliu visiškai pasitikėti, kad šunis visada palikčiau čia. Šį kartą šuo gali pakenkti, suprantate? Dėl to Asija kol kas yra gerai. Esu tikras, kad kol šuo buvo viduje, dabar šermonėlis ar kiaunė jau viską suprato. Šunys negali prieiti dėl tvoros. Jis tikriausiai taip ir ateina čia. Dabar, kai iš čia, nemanau, kad ateis. Seneli, ar tapai aviganių, ką? Pažiūrėk į avis. Ką jūs darote, mano brangieji? Ta baltagalvė avis suliesėjo, draugai. Gyvulys normaliai ėda, apetitų nesiskundžia. Energija irgi gera, bet vis tiek suliesėjo, nesuprantu kodėl. Kitų avių būklė gera, tik bansukas irgi suliesėjo. Bansuko seklidėse buvo problema, dabar pradėjome jo gydymą, duodame vaistus ir visą kitą. Dabar jis jaučiasi šiek tiek geriau, bet tai jį šiek tiek nusilpnino. Ar mano bansukas nužiūrėtas ar ką? Ką? Ar mano sūnus nužiūrėtas ar ką? Kodėl mano sūnui taip atsitiko? Mano liūtas. Labai myliu jį, gal dėl to jį nužiūrėjo ar ką, nesuprantu, broli. Dabar viskas gerai, tikiuosi daugiau tai nepasikartos. Nors su kitais problemų nėra. Žiūrėk, ką padariau. Jų priekyje nuolat yra šieno ryšulys. Nuolat.
Čia padėjome visada šviežią pievos žolę, žiūrėk. Tai šviežia pievos žolė, matai. Šviežia pievos žolė, kvepia nuostabiai, tikra žolė. Taip pat nupirkau jiems penėjimo pašaro, kad priaugtų svorio. Duodavau ėriukų augimo pašarą, bet jo atsisakiau ir nupirkau penėjimo pašaro, kad jie priaugtų šiek tiek svorio. Jau kokias 3 dienas irgi jį duodu. Ir šieno ryšuliai, ir pašaras penėjimui. Kiek galime, svarbiausia, kad gyvuliai priaugtų svorio. Kad būtų gerai įmitę. Tas baltagalvis avinas labai suliesėjo, pažiūrėk, priartink jį. Tegu žinantis parašo, šio gyvulio apetitas ir ėdimas puikus. Taigi šiam gyvuliui energijos netrūksta. Kodėl jis suliesėjo? Neseniai jis kosėjo. Dėl to veterinaras jam suleido vaistų. Jis suleido į miego arteriją, į kaklą tai yra. O to gyvūnas nebeatsigavo, pradėjo liesėti, po to, kai veterinaras suleido tą injekciją, draugai. Ar žinote, tas gyvūnas neturėjo jokių problemų? Jis buvo stambus kaip lokys. Veterinaras suleido tą injekciją, gal jau praėjo 1,5 ar 2 mėnesiai nuo to laiko ir po to gyvūnas pradėjo po truputį liesėti. Galvoju, gal veterinaro naudota medžiaga pakenkė gyvūnui. Ką jį padarė? Gyvūnui tą injekciją suleido į kaklą, gyvūnas net šiek tiek suriko. Net Bončiukui suleido tą pačią injekciją, žiūrėk, ir Bončiukas po to suliesėjo. Bončiukas irgi toks pats, žiūrėk, dabar paimsiu Bončiuką ant rankų. Ei, Bončiukai, 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 Bončiukai. Ei, ką tu darai? Didelis kūdikis. Bončiukas irgi toks pat, žiūrėk, po to, kai veterinaras padarė, kas ten buvo, kažkas atsitiko. Zeina, nekip prie Azijos. Zeina irgi drąsi. Dukra, žiūrėk, su Azija juokauti neverta, aš tau sakau. Su Azija juokauti neverta. Kai Azija pirmą kartą atvyko, ji buvo labai baisi. Jūs žinote, kai ji tik atvyko, ji visiems puldavo. Nesvarbu, patinas ar patelė. Dabar ji šiek tiek priprato, ji nustojo būti agresyvi. Labai stipri Azija. Taigi tai stipriausia šio kiemo kalė. Nėra jai lygių, nepaprastai stipri. Taigi tiek dėl fizinės jėgos, tiek dėl proto. Yra tik viena kalė, jos mažylis, kaip mano mažasis pirštas, kaip mano delnas. Mažylis sako taip. Jautys, kaip mano mažasis pirštas. Neįtikėtinai stiprus Zeina, jokių būdų su ją nesivelk. Parodyk ir balandžius. Broli, turėjome 46 balandžius, liko tik 7, draugai. 7. Dingusių balandžių lavonų nėra, nieko nėra, tai ką, vanagas juos pagavo, ar ką padarė? Mačiau tik 2 balandžių lavonus, daugiau nėra. Jeigu juos būtų paėmę šunys, tai tikrai būtų sudraskę, matyčiau plunksnas ir visa kita, bet nėra. Labiausiai tikėtina, kad juos ore pagavo vanagas, taip ir sakiau. Nebelikė, brolau. Nebelikė, tai yra, nežinau, ką darysime. Šita situacija mane nervina, tikrai prisiekiu, mane nervina. Eikime dabar, išeikime į lauką, eik. Palauk, Asija, tu neik dukra. Velnias Aresai tėvai, Aresą irgi paleidau, draugai. Taisonai tėvai, ar pasiruošę, sūnau? Mano liūtas. Tikras vokietis, tikra kokybė. Dabar Aresas yra lauke. Argentinietis yra lauke. Dedė yra lauke. Karabašas yra lauke. Tikiuosi, jie nesusimuš ir mes atsargiai juos pripratinsime vieną prie kito. Taisoną iškart nepaleisiu. Pirmiausia, pavedžiosiu jį viena ranka. Tegul pirmiausia susipažįsta su kitais. Tada ramiai paleisime, broli. Palauk, Taisonai, minutėlę. Zeina, bėk. Zeina. Ar tai Karolin? Taip, Zeina. Broli, jos atrodo vienodai. Jūs visada manęs klausėte, ar nesupainioju šunų vardų, bet aš ne vardus, o tiesiog jų išvaizdą supainioju. Palauk, durys irgi užstrigo. 1 minutę, sūnau. 1 minutę, sūnau, 1 minutę, sūnau, 1 minutę, sūnau. Zeina, elkis gražiai. Dabar, Zeina. Puls, aišku. Prašau, dukra, elkis gražiai. Nekip prie Taisono. Tikras liūtas. Broli, jo gražumas mane žudo. Tikrai. Velnias, Argentinos tikrasis sūnus supyko. Neerzinkit mano sūnaus. Palauk, sūnau. Pirmiausia, supažindinkime jį su Taisonu. Palaukime. Tikiuosi, jie nesusipeš. Oi, palauk, sūnau. Sustok, Aresai, būk protingas. Aresai,
būk protingas. Ramybės, ramybės, vaikinai. Neskriauskite vienas kito, labai prašau. Dabar mūsų Tysonas, kaip jau žinote, jo buvęs šeimininkas sakė, kad jis iš karto nepuola. Šuo turi jį gerokai išprovokuoti, todėl tas jo bruožas yra geras. Brolau, aš vis tiek niekada nenoriu, kad jie kovotų. Tegu gražiai sutarė, tegu kartu smagiai žaidžia, supratai? Palauk, pažiūrėsiu. Tysonas toj, puls ant jo, palauk minutėlę. Argentinos tikras sūnus toj puls, nerizikuokime. Dabar jokių būdų negalime leisti, kad kiltų muštynės. Jei tik įsiplieks, nieko nebesulaikysime, broli. Pirmiausia, tegul Tysonas truputį pasivaikšto. Po to išleisime Dają, išleisime Dorą. Pažiūrėsim, kaip paleisiu rotų gaują į areną. Ei, Asilė priešė, ko tu čia ieškai, a? Aresas kažko ieško. Tikiuosi, kad nesusimuš. Asija, dukra, žiūrėk, aš tavimi pasitikiu. Ten neleisk nei kiaunės, nei žebenkšties, gerai, mano vaikeli? Mano drąsi dukra. Dabar ateik čia, Aresai, netrukdyk, užsiimk savo reikalais. Būk protingas. Nelysk jam per arti, sūnau. Žaiskite kaip tikri vyrai. Ei, Aresai. Ne, sakiau tau, ne. Aresai, niekšė. Iš tikrųjų, Aresas čia nekaltas. Jis uždėjo koją ant jo, draugai. Jis bandė tiesiogiai parodyti savo valdžią. Aresas to nepriėmė. Kodėl jūs bandė pulti? Bandė? Nu, nedarykite taip, žiūrėkit. Nedarykite. Žaiskite gražiai. Aresai, ne? Dabar, broli, paleisiu. Ne. Palauk. 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 Ne, dabar paleisime, broli. Ne, ateik čia. Ateik čia. Na, nukime jų dėmesį. Taigi, Aresas neturi jokių problemų. Tysonas uždėjo leteną ant Areso. Tai reiškia bandymą dominuoti. Tysonas sako, būk protingas. Aresas to neišsigando. Jis sako, kas tu toks, tu ką tik atėjai į kiemą. Žiūrėk, kaip elgiesi. Po to, ar ne taip, Aresai? Beždžionė Aresai, ateik čia greitai. Nepavydėk, Zeinepiai. Palauk, pažiūrėsim. Nesijaudink, nepavydėk. Tysonas, tėve, atidaryk. O, dabar ten vaikšto. Tysonai, ateik. Tysonai, ateik, sūnau, ateik. Kur mano liūtas? Vien tavo kilnumo užtenka. Dabar jie laikosi per atstumą, visi stebi vieni kitus, šiuo metu sodas labai pavojingas. Dabar pasimkime Dają. Išvesime Dają. Tikiuosi, kad Zeinep nepuls Dajos. Šiek tiek jos bijau. Palauk, ne, Aresai. Nedaryk to, sūnau. Ateik čia, ateik čia. Taisai, tu vėl per daug su jais nesivauk, sūnau. Palik. Dabar tie, kurie laikosi kartu lauke, kai viduje kyla koks nors konfliktas, jie susibūrė į grupės, susivienyje. Todėl mes tam neleisime. Ateik čia, Zeinep. Gerai, leiskime ką nors. Dora, patrauk šitą truputį. Ei, Dora, ką tu darai, mano brangioji? Mano saldutė. Mano medutė, ką ji daro? Mano saldutė, ką ji daro? Paleisiu jau. Kur mano gražuolė? Oi, leisk mane pamiluoti. Ateik, ateik. Ateik pas mane. Ateik, Dora, ateik. Dabar pažiūrėkime į Zeinempę minutėlę. Ei, Zeinempė. Palauk. Sustok, Tysonai atėjo. 1 minutę, broli. Pavedžiokime, broli. Ne. Ne. Ares. Ares dabar sako, kad Tysonas nebėra. Ares plaukioja labai vienišuose vandenyse, to nesuprasdamas. Ateik čia. Ačiū Dievui, Tysonas jo irgi nepaiso. Aresai, dabar, kai šunys bando dominuoti, tarp šunų nėra tokio suvokimo, kaip šitas labai didelis, šitas labai mažas, aš jį sumušiu. Mažas šuo taip pat puola didesnį, didelis šuo taip pat puola mažesnį ar žmogų. Jie taip pat neturi tokio suvokimo, kaip aš jį sumušiu. Dabar, broli. Mes paimsime Dają. Ačiū Dievui, su Dora neturėjome jokių problemų. Ei, Dora, ką tu darai, mieloji? Na va. Zeina. Dėl Zeinos negaliu mylėti jokio kito šuns. Suprantate ar pastebėjote?
Jį puola ant visų, beprotė. Daka, ateik čia. Štai dabar pereiname prie svarbiausių. Buvęs šeimininkas sakė, kad jį pešasi su kitais šunimis ir nesutarė. Pažiūrėsim, ar pavyks Daką sutarti su kitais. Kaip manote, ar sutars ar ne? Parašykite komentaruose, bičiuliai. Įdomu, ką manote. Aš sakau, iš 10 6 sutars, 4 nesutars. Dabar Daka, tik nepulk manęs, gerai mergaitė. Ir manęs nepulk, gerai brangioji. Pabučiuok mane. Op, palauk minutėlę. Palauk minutėlę. Stok, Zeina, Bugera. Zeina. Nesielk išdykusiai. Zeina yra labai išdykusi. Zeinep, ei. Nur pasiėmė Tysoną. Šalia. Arifai, žiūrėk, dabar neik prie jų. Jie susiburs į grupę, žiūrėk. Arifai, būk protingas. Tai kokią grupę jie dabar sudaro? Taisinas ir Daka taip pat yra grupė. Jei Taisinas susipeštų, Daca irgi įsitrauktų. Jei Daca susipeštų, Taisinas irgi įsitrauktų. Todėl atsargiai. Dabar kiek įmanoma elgiamės atsargiai. Arifas! Žiūrėk, tu labai peržengi savo ribas, sūnau. Matai uodegas, visų jos tiesios, bičiuli. Nėra nuleistos uodegos. Visų jų pasitikėjimas savimi yra aukščiausias. Pas mus šitie šunys tiesiog kaip raketos. Dabar mano tikslas čia, kaip žinote, neseniai ėjome į mišką. Sakiau, kad eisiu su 10 šunų, dabar bandysiu pripratinti šunis, su kuriais galėtume eiti. Su kuo galime tai padaryti? Noriu pasimti stiprius šunis. Jei matau, kad ši komanda gerai sutarė ir susidraugauja, bandysime juos dar labiau supažindinti. Po to su ta grupe eisiu į mišką. Ar supratote? Žinoma, dabar nėra 10, bet ar yra? Dora yra 1, Zeinep. Zeinep 2. Karetrius. Deža 4, Aresas 5, Nataša 6, Dėdė 7. Taisonas 8. Dogo Taisonas 9. Yra ir Karabašas 10. Iš tikrųjų yra 10. Dabar paleidžiu tave, dėja. Ji taip sakydavo, ateik taip, ar yra šuo, kurio nepažįsti. Su visais pabandykime, brolau. Dabar jos reakcija labai graži. Niekas nieko nedarė. Niekas nesipyko. Man labai patiko tas žaidimas. Ar esame pasiruošę? Paleidžiu. Kas nutiko, Deža? Leiskite man apkabinti Dežą. Pirmiausia, ne. Bėk, pažiūrėkime. Mano liūtė, mano mergaitė. Tikras kilnumo įsikūnymas. Ar jie čempionai? Čempionai. Pažiūrėk į tą kilmingumą. Jos laikysena, jos judesiai, broli, tikrai aukščiausios klasės šuo. Kai nuvesiu jas į mišką, pamiršk vilką. Tegu joms pasitaiko liūtas ar tigras, net jei žinotų, kad gaus į kailį, jos necyptelėtų. Jos yra tikras pasitikėjimo savimi įsikūnymas. Jau vien jei tokią pamatyčiau miške iš tolo, šventa. Leiskite man tik greitai pažvelgti į ją. Žinote, kaip aš ją pavadinčiau? Aš sakyčiau, liūtė. Jie atrodo kaip juodas liūtas. Kai žiūri iš kokio kilometro ar 2 atstumo, jie atrodo kaip juodas liūtas. Mano liūtė, mano mergaitė, Deža. Dėl tokio jos kilnumo galvą padėčiau. Nu, jūs abi tokios gražios. Štai taip ir turi būti. Susitarkite, prašau jūsų. Neskaudinkite viena kitos. Susitarkite taip, ko dar galėčiau iš jūsų norėti. Eikime, pažiūrėkime. Dabar visi kartu juos palydėkime. Dabar, kadangi aš esu bandos lyderis, visi mane seks. Kur aš einu, ten jie eina. Tačiau vienam miške šis Aresas miške pavojingas, broli. Jei klausi kodėl, jei miške kas nors užkabintų Taisiną, o šitie pamanytų, kad lekiam paskui vilką ar šakalą, jie susipjautų tarpusavyje. Aresas - problema. Iš tikrųjų aš norėčiau paimti Asleną, bet su šia kompanija nieko neišeis. Ateik. Ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik, sūnau. Palauk, jie nuėjo į pavojingą vietą, bėk. Ateik. Ateik čia, ateik čia, ateik čia, ateik čia. Ateikite čia, nesipeškite. Tikri liutukai. Karlosai, klausyk. Sūnau, aš noriu tave nusivesti į mišką. Noriu pasiimti ir Norą jų. Aš ateisiu į šį mišką. Jeigu dabar paleisčiau Taisoną, Taisinį ir Karlosą čia, būtų tikras chaosas, tėvai. Karlosas tikras jautis. Jautis mano sūnus. Pasiaukosiu dėl tavo kilnumo. Kada mano sūnaus mažyliai ateis, mažyliai? Kada mes mylėsime tuos mažylius, Karlosai? Nufotografuok, Taisinai. Kaip Taisinas žiūri į mus iš ten. Ei, Taisinai, kokia ta tavo charizma, sūnau? Taip. Sūnau, kokia ta tavo charizma?
Dėl tavo kilnumo galvą guldyčiau, mašallah. Sūnau, šituos neklaužadov. Pasirodo, visą tą triukšmą ir muštynės šiame sode kelia būtent jie. Aš tai pastebėjau. Visi tie dideli šunys susitarė, nėra jokios problemos, būkite ramus. On, Ares. Štai kaip. Pabandyk savo laimę. Per daug sau leidi, sūnau. Žiūrėk, aš ten kažką pasakoju. Aresas iš šono bando pagauti Taisiną. Paimkime Aresą, brolau. Aresas, palauk. Štai. Dabar prieisiu prie Taisino. Prašau tave, žmogau. Palauk, broli, mums reikia pašalinti šitą Ares faktorių. Tarp Karabašo ir to kito yra didelė įtampa. Palauk, pažiūrėkime, eikime ramiai. Sutok, teidžiai. Areso mesiu čia, brolau. Palauk minutėlę, sūnau. Aresai, tu praeik, gerasis, praeik, gerasis, praeik, gerasis. Paimkime Areso. Jis bandė įkasti iš šono tam. Nežinau, ar jūs tai matėte. Taisinas. Jei tai nebūtų draugiškas šuo, tegul tą patį padaro Karlosui ar Marlosui. Pamatytumėt, kas būtų. Karlosas 4 minutės svaidytų jį ore. Oi, Aresas. Miško vaizdo įraše gerai pasirodė šuo yra Aresas, draugai. Dėžė Aresas. Miško vaizdo įraše jo nėra. Ateik. Ateik, ateik. Ateik. Ateik, sūnau. Iš tikrųjų, mišką pasimčiau ir Sindę. Sindė yra labai kieta, labai kovinga. Pasimsime ir Sindę. Sindė, ačiū Dievui, gerai sutarė. Šiuo metu jokių problemų neturėjome. Ateik, Dora. Ateik, Dora, brangiai. Pažiūrėk, rotveileriai atrodo, kad jie visi 3 kartu. Visi 3 vaikšto kartu, matai? Jei prie jų pridėčiau Odiną, jei pridėčiau Mariją, jei pridėčiau Aleksą, kas būtų, bet štai, jie peštukai, nesimušk. Ei, nešlapink, kad mašinas baigtų. Ei, sūnau. Tikra bėda, daug problemų. Nebeliko vietos šlapintis, tai nuėjo ir ant mašinos nusišlapino. Ateik. Ateik pas mane, duok, aš jūs pažaisdinsiu, ateik. Palauk, pažiūrėk, Dora. Bėk. Ateik. Ateik čia. Kas čia yra? Zainepai, geras mano sūnau. Taisonai, ateik. Stok. Ateik. 1, 2, 3. Na bėk. Bėk, Zainepai. Senelis ir Zainep pradėjo bėgti. Senelis jau pagavo. Zainep nieko nedaro. Ji net nebando būti pagauta. Ji supyko ant senelio. Paėmė lazdą, matai? Zainep, tu sukčiauji, ar ne? Nes tas gudrybės, mano mergaitė. Ateik. Gerai, metu dar kartą. Ateik čia. 1, 2, 3. Bėk. Bėk, mano sūnau. Na, pirmin. Zainep vėl sukčiauja. Zainep puola ir pasiima. Tu tikra sukčiautoja, Zainep. Būk protingas. Kur Taisin, tevelė? Taisin, ką tu darai, sūnau? Ar tu žaidi su buteliu? Ką? Ką, sūnau? Kodėl jis pastaruoju metu tave užpuolė, sūnau? Tavo mama Taisin yra įsitempusi, kai prieš ją yra butelis. Jei kas nors bandytų atimti butelį iš jos, ji gali net ant manęs supykti. Ji taip ir stovi, žiūrėk. Ar tau labai patinka butelis? Seneli, žiūrėk, mes nežaidžiame su šiuo buteliu. Jam patinka žaisti. Būk atsargus. Matai, kai priešais jį yra kažkas, ką jis myli, niekas prie jo neprisiartins. Jis galėjo padaryti man tą patį, ką padarė seneliui. Ateik. Padėk butelį, eisim pasivaikščiot. Ateik. O, dar ir kojas spaudžia. Vadinasi, jo mėgstamiausias dalykas yra butelis. Taisin, tą butelį aš tau iš priekio paimsiu. Tegul šis vaizdo įrašas surenka 10 000 patiktukų, tą butelį paimsiu iš ten. Ateik, gali duoti tą butelį. Gali duoti man tą butelį. Pažiūrėk į Nešę. Nešė, žiūrėk, į mane puola, o dabar stovi ramiai. Matai? Nešė, ateik, mano mergaitė. Kodėl iš pradžių mane puoliai? Žiūrėk, dabar taip gražiai kartu žaidžiame. Žinoma, ji irgi teisi. Ji nori manimi pasitikėti. Kas aš toks? Kas aš esu? Ji ką tik atvyko, nori priprasti. Ateik čia, ateik. Dabar, broli, leiskime jiems dar šiek tiek paeiti. Šiuo metu reakcijos yra puikios. Gerai, kad pašalinome Aresą. Priešingų atveju, jei jis dabar suveiktų, prasidėtų muštynės ir jų nesustabdytum, supranti? Dabar reakcijos geros. Per daug nespausime.
Jie dar šiek tiek pabus kartu. Po to, kai pamačiau, kad ši kompanija visiškai sutarė į tą mišką, šeimininkas apie Dėcę pasakė, jie susikaus. Buvęs šeimininkas sakė, kad jis nesutarė su kitais šunimis. Na pažiūrėk dabar. Jis ne tik nepuls, net neurzgė, net nesu girdėjęs, kad jis urzgtų. Mašala, šio klausimu jis mūsų nenuvylė. Mano liūtai, atsisėskime. Nuleisk Dėčia žemyn. Kur mano gražioji mergytė? Kur mano saldžioji mergytė? Bičiuli, kaip sakei, žiūrėk, šie yra dominuojantys šunys. Kas yra dominuojantis? Tai lyderio prigimties gyvūnai. Dabar, pavyzdžiui, žiūrėk šiuos taisinai. Tėvelį, ateik, sūnau, ateik. Ateik, sūnau, mano liūtė. Vyza tai todėl, kad jie visada sako, aš esu lyderis. Sunku priversti juos sutarti, valdyti sunku, paversti juos banda sunku. Tarkime, vokiečių aviganius gali paversti banda, bet rotveilerį ar kanekosą labai sunku suvaldyti. Nes jie beveik neturi tokio civilizuoto paklusnumo. Palauk, pažiūrėkime. Negana to, priešais yra patinas šuo kartu, kad tik nenužiūrėtų. Kad tik nenužiūrėtų, kad tik. Kaip būtų gerai, jei jie visada tokie būtų ir mūsų neliūdintų. Ei, nesivelkite su tais mažaisiais, jie žmonės praryja žmonės. Nesivelkite su jais, jie gauja. Pažiūrėk į Leo. Pažiūrėk į Leo. Oho. Mija ir kiti rimtai susibūrė. Sakin, jaunimas ir tie, kurie save laiko jaunais. Mano liūtai, šitie, žinokit, tikri šaunuoliai. Jie žmogų gyvą suvalgytų. Jie nepasigailėtų. Destambaba, tebūnė aš tavo skausmo auka. Karizmos tikrasis sūnus Destanas. Destanas, bet žiūrėk, tikra mašina. Jei paleisiu Destaną, tikrai kils muštinės. Destanas šiek tiek kovotojas broli. Yra Džan Altai šunų kirpimo vieta, irgi ateis. Dar keturis, dar nežinau, ką su kuo suderinsim. Ar ateik? Faisalas uždarytas, sūnau. Nereikia veltui ieškoti Faisalo. Elkis kaip žmogus. Girdėjai? Nereikia veltui ieškoti Faisalo, paša. Ar paleisti Esko čia tarp jų? Eskuda. Dabar ir senelis prie Esko prikips. Faisalui nieko nesako. Senas žaidėjas, tu sesė, gali prikipti prie Esko. Sako, kad Dėcė labai nesidomi. Dėcė. Nesikabik prie Areso. Ateik čia, ateik. Žiūrėk. Žiūrėk, Arė, žiūrėk. Niekšas Aresas. Dabar jis net su avimis kariauja. Venies, Aresai. Broli, tas Taisonas. Senelį nesiveik su Taisonu. Nedaryk to, sūnau. Palauk, senelis supyko. Sūnau, žiūrėk, kils muštynės, taip nesielkite. Nekurstykit vienas kito. Ateik, Dėčia. Dėčia, ateik. Klausyk, mano avinėlis labai protingas, tikrai. Šitas avinėlis tiesiog auksinis, tikrai. Šitas avinėlis tiesiog auksinis. Kodėl? Myliu, bet vis tiek abejoju. Nelabai ką darau. Iškart neatskleidžiu savo paslapties. Brolau, aš tą Taisiną tėvą. Ar turėčiau jį pakviesti? Taisinai, eik, sūnau, pažiūrėkime. Taisinas vis tiek pats norėjo įeiti. Gražuoli mano sūnau. Taisinai tėvai, čia turbūt ne tavo kabina buvo. Kodėl tu čia įėjai? Ar čia buvo tavo vieta? Ne, čia yra Dolos narvas. Taisinai tėvai, užsispyrę čia ateini. Dėčia, ateik. Dėčia, ateik. Ateik, mano mergaitė. Dėčia, ateik. Ateik. Ateik čia, nu. Ateik, charizmos sūnau. Ateik, leis tave pamylėti. Ateik, šį kartą tikrai pamylėsiu. Dėčia. Ateik, gražuolė, ateik. Ateik čia. Ateik. Dėčia manęs visai nepaiso. Na gerai, tegu praeina. Patraukime Taisiną į šalį, o dabar mūsų prioritetas viską daryti lėtai, nesipykstant. Jeigu dabar jį ar dvi, neišvengiamai rizikuosiu, suprantate? Lėtai. Taip jie pripras. Dėčia, ateik. Sakau tau, Dėčia, ateik. Ateik. Kur tu esi? Neklausia to Dėčia. Dabar, broli, žiūrėk, šitas Dėčia čia bando Aresą, jaučiu tai. Senelį, tik ne, ei. Senelį, nežaiskite, jūs tuoj puls, ateik čia. Štai, sakiau juk, nereikia būti išvarytam.
Seneli, palikarės ir ateik. Št. Ne. Št. Na seneli, išeik sūnau, baig žaisti. Tai jūs tada žaidžiate? Ateik čia, ateik mergaitė, ateik dečdečia. Ateik, mano vaikeli, ateik, neversk manęs, ateik. Ateik. Na, ateik, ateik. Dabar jie žaidžia, o šis laukia progos įsiterpti. Mes jokių būdų jam neleisime. Tadžiza, tėvelį, labai supyk ant jo, gerai? Labai supyk sūnau, jis išdykauja. Girdėjai? Šitas dečia labai išdykauja, paša. Mano gražuolis sūnau. Jeigu jie vieną kartą vienas kitą įkas, tada jau sunku juos sutaikyti, broli. Todėl jokių būdų neleisime jiems atsidurti tokioje situacijoje. Nerizikuosime. Taip ramiai pripras vienas prie kito. Ateik. Dabar buvo puiku. Galbūt ir ankstesnis savininkas nori. Jūs mumis stebėsis. Jūs sakė, kad puls. Štai, ačiū Dievui. Nei puola, nei pešas. Puikiai pripratinome. Palauk, dečia, ateik. Leisk ir man tave pamiluoti. Ateik čia. Kodėl tu laikaisi atokiai nuo tėčio? Kodėl tu laikaisi atokiai nuo tėčio? Neklaužada mergaitė, kodėl tu laikaisi atokiai nuo manęs? Kodėl tu mane puoliai? Ką? Ar gailėsi, kad užpuoliai? Ei, mano gražuolė. Dieve, mašalak, DC užkaito, DC. Na, draugai, šiandien irgi gavome, ko norėjome. Dabar tęsiasi mūsų pasiruošimas miško vaizdo įrašui. Ir kaip manote, ką turėtume įtraukti į šią komandą? Parašykite komentaruose, sakėme 10 šunų. Na, jei paimčiau Tonį, Cindy ir panašiai tiktų. Noriu ir šiek tiek kietesnių, stiprių šunų. Ką turėčiau pasiimti? Sprendimą palieku jums. Kitame vaizdo įraše bandysime juos pripratinti. Kai eisime į mišką, tegu jie pirmą apsipranta, kad kai miške seksime laukinius gyvūnus, jie nesusipyktų tarpusavyje. Todėl pirmin. Labai jūs myliu. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės. Iki pasimatymo. Likite sveiki, mano draugai.